Neretai dar prieš užsakydami baldus ar susitikdami su baldininkais patys bandome mintise ar kitais būdais pasiplanuoti, ką, kur ir kaip darytumėm savo virtuvėje, kaip atrodys mūsų virtuvės baldai. Taip pat ne vieną klausimą galvosūkį užduoda ir meistrai, elektrikai, santechnikai, sukeldami sumaištį galvoje. Pagrindinius virtuvės planavimo niuansus konsultuos baldai for you dizaineris Aivaras Šavinis. Į ką reikia atsižvelgti planuojant virtuvės baldus? Taigi, kas yra reikalinga norint pasigaminti virtuvės baldus? Tai yra pagrindiniai 3 dalykai. Tai būtų kainos pasiskaičiavimas, virtuvės projektas ir 3 etapas būtų virtuvės baldų gaminimas. Iš tiesų yra keli dalykai, ko reikėtų tiksliam kainos pasiskaičiavimui, tai reikėtų pradėti nuo matmenų. Iš tiesų, kokie yra bendri patalpos matmenys, aukštis, sienos, kaip maždaug įsivaizduojat, kad stovės virtuvė. Kitas dalykas - stilistika, kokio maždaug stiliaus norėtume. Vėlgi, jeigu yra kažkokie virtuvės matmenys, nepamirškit paminėti ar nurodyti, kur yra gartraukio ištraukimas, santechnika ar kažkokios tai rozetės. Stilistika ir maždaug iš kokių medžiagų norėtumėt gamintis virtuvės baldus. Darantis virtuvės projektą pačiam, tiesiog galima daugelį vietų suklysti, neįvertinus tam tikrų niuansų, kas vėliau veikoje tikrai gali atsiliepti ergonomikai ir ne viskas gali gautis būtent taip, kaip planavot, ar buvot numatę kažkokį tai vieną prietaisą galbūt čia, ar galbūt ten. Kaip įsirengti prietaisus, kad būtų patogu? Vertėtų paminėti, kad šaldytuvas virtuvėje yra labai svarbi vieta, viena kiaurodė žvaigždė, nuo kurios viskas ir prasideda. Taigi reikėtų tikrai gerai apspręsti šaldytuvo vietą ir nemažiau antra svarbi dalis, tai yra būtent plautuvė, kur viską išsiėmė iš šaldytuvo, mes nuplanome produktus ir toliau juos paruošėme gamybai. Renkantis plautuvėje, plautuvė gali būti įvairiose vietose. Tai gali būti saloje, gali būti darbinėme paviršiuje, arčiau, toliau krašto. Tiesiog renkantis vietą yra svarbi vieta numatyti šalia, kad būtų laisvos vietos. Kaitlentė turėtų pakankamai turėti atstumo iš šonų, kad gamindami galėtumėte apsukti puodą, keptuvę, kad viskas nesitaškytų ant kažkokių tais sienelių. Kaitlentėj, o apačia gali būti orkaitė spintoje. Taigi vėlgi svarbu nusimatyti elektros įvadai, kurie bus, kad viskas būtų teisingai. Jeigu kalbame apie pačią orkaitę, kaip ir minėjau dėl šaldytuvo, jeigu šaldytuvo negali būti rozetė, lygiai taip pat ir už orkaitės neturėtų atsirasti rozetė. Jie turėtų būti numatyta kita vieta. Į ką reikia atkreipti dėmesį, renkantis ir įrenginėjant gartraukį virtuvėje? Kalbant apie pačią kaitlentę, yra labai svarbu paminėti ir neatsiejamą jos dalį, tai yra gartraukis. Dažnai užduodamas klausimas iš tiesų yra, kokį gartraukį rinktis. Siauresnį, platesnį, laisvai pastatomą, įmontuojamą. Tai pradėkim iš tikrųjų nuo pačio pločio. Gartraukio plotį apsprendžia pats kaitlentės plotis. Jeigu kaitlentė yra platesnė, vertėtų ir gartraukį rinktis platesnį. Jeigu kaitlentė yra siaura, iš tiesų nėra verta rinktis platesnio gartraukio. Toliau yra rozetė, pati numatoma gartraukiui, būtent čia ir yra reikalingas baldininkas, pats virtuvės projekto paruošimas, kad ją teisingai numatyti. Nėra vienos tinkamos vietos pačiai rozetei gartraukio. Jeigu jūs, tarkim, norėsit laisvai pastatomo gartraukio, kažkoks tai klasikinis virtuvės stilius, tarkim, čia paliktas laidas ar rozetė gartraukiui tikrai jums netiks. Būtent šiuo atveju gartraukis yra įmontuotas ir jam rozetės reikėtų aukščiau. Šioje situacijoje matoma, kad kaitlentė yra 60 cm pločio. Būtent jai irgi parinktas integruotas gartraukis 60, kuris pasislepia viduje. Kitas dalykas, kuris neturi jokios baldinės briaunos. Į ką vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį. Kai kurie gartraukiai turi galimybę būti padaryti iš baldinės briaunos, kai kurie turi metalinę briauną. Kai kurie gartraukiai kaip šis gali visiškai pasislėpti. Kitas dalykas, šiam gartraukiui, kaip ir atrodytų viskas tvarkoj, kažkur rozetė šitoj vietoj padaryti. Ne visiškai yra tiesa, kadangi jeigu rozetė bus toje vietoje, jau reikės daryti platesnį uždengimą ir nebus visiškai išnaudojama vieta.
Kaip matote, čia, kad ir mažai vietos, tačiau vis tiek vieta yra išnaudojama ir kažką galite pasidėti. Šioje situacijoje turime gan panašų gartrūkį. Yra pilnai integruojamas, nėra baldinės briaunos, tačiau atidarimo principas šiek tiek skiriasi. Atsilenkia stiklas, kuris uždengia garus, kad nekristų ant fasado, ir yra valdymas rankinėlė, reguliuojantis galingumą. Kalbant apie rozetę, jeigu jinai, kaip prieš tai situacija, būtų numatoma čia, jeigu ten tiko, čia jau nebetinka, kadangi maišys pačiai gartrūkio konstrukcijai. Taigi yra tikrai labai svarbu, renkantis gartrūkį, suprastai, kad jų yra daug tipų ir būtent tam ir yra baldininkas reikalingas, kad įvertinus gartrūkį teisingai numatytų rozetę būtent tam tikrai buitiniai technikai. Gartrūkis nebūtinai gali būti įmontuojamas į spintelę. Jis kaip pavyzdėje gali būti ir erdvinis, kabantis saloje. Jam vėlgi svarbu paminėti, kad rozetė ant sienos nebetiks. Reikalinga kita vieta numatyti rozetį. Ir tai tikrai nėra paskutinis pavyzdys, kur turėtų būti rozetė. Todėl tikrai yra be galo svarbu nusimatyti rozetę, nes kiekviena situacija yra labai skirtinga. Kalbant apie gartrūkius, taip pat yra svarbu pakalbėti, kur visas garas išeis, tai yra gartrūkio ištraukimas. Jeigu turime ten arba tenai gartrūkio ištraukimą, nebūtina prie jo prisirišti. Kuomet baldininkai projektuoja baldus, jie tikrai numato tą dalyką ir išsprendžia uždengdami gofrą, todėl tikrai nebūtina prisirišti prie toliau esančios gartrūkio angos. Kaip tinkamai įsirengti virtuvės darbo zonas? Kalbant apie plautuvės, kaip jau ir minėjau, yra labai svarbi darbinė zona, kur vyksta maisto gaminimas. Tai jai tikrai reikėtų pasilikti pakankamai vietos, kad būtų galima gaminti skanius patiekalus, džiuginti šeimyną. Todėl šita vieta neturėtų būti siaura, jai tikrai pasilikite daug vietos. Taip pat, jeigu jau kalbam apie plautuvės, yra svarbi vieta paminėti indų džiovyklą. Žmonės dažnai yra pratę ir galbūt suklysta šitoj vietoj, manydami, kad indų džiovykla turėtų būti virš plautuvės. Tačiau kas nutinka? Plaunat indus, norit padėti lėkštę, bandot atsilenkti, susuka nugarą, džiaugsmo visiškai jokio nėra. Jeigu plautuvę turit šalia, išplojat lėkštę, patogiai padėjot, be susuktos nugaros keliaujat pas šeimyną. Tęsiant apie plautuvės, taip pat yra svarbu paminėti ne tik darbinį paviršių, kuris yra be galo svarbus, bet ir paviršių, kuris lieka, tarkim, nuo įmontuojamo šaldytuvo, nuo įmontuojamos orkaitės, kuris yra būtent šitoj vietoj. Grįžot su pirkiniais, kažką norit pasidėti, atstumas turi būti numatomas pakankamas. Virtuvės apšvietimas ir keli jo panaudojimo tipai. Tęsiant apie virtuvės projektavimą, nemažiau svarbi vieta yra pats virtuvės apšvietimas. Jisai gali būti kelių tipų. Gali būti apšviestas pats darbinis paviršius, gali būti apšviestas spintelių vidus. Kalbant apie darbinį paviršių, vėlgi gali būti keli tipai. Gali būti frezuotas, gali būti kampinėme profilyje. Kalbant apie spintelių vidaus apšvietimą, tai gali būti viršuje frezuojami šviestuvai, gali būti dekoratyvinis lentynų ir šoninio frezavimo apšvietimas. Vėlgi, kiekvienas šis apšvietimas reikalauja skirtingos vietos, kur galima išvesti LED laidą, ar tarkim, kurį reikėtų tinkamai išvesti. Šiai dienai dažniausiai daroma klaida yra, kad LED laidas numatomas pakabinamų spintelių apačioje, kas nėra teisinga, kuomet nepaliekama vieta transformatoriui. Todėl tikrai reikėtų šią vietą patikėti baldininkams spręsti, kad viskas būtų teisingai. Toliau kalbant apie LED apšvietimą, yra svarbu paminėti, kad jisai turi begalės daug galimybių, kaip gali būti panaudotas. Nebūtinai gali būti apšviestas bendras plotas, jisai gali būti naudojamas kaip lokalus pašvietimas. Kaip pavyzdys šiandien. Įsliukinot naktį į virtuvę, norit pasimti savo skanų sumuštinį, kurį pasislėpėt, bet šviesos nedegat. Atsidarėt stalčių, turit pašviestą vienintelį stalčių, pasiėmėt sumuštinį ir toliau keliaujat. Naudojant LED apšvietimą galima apšviesti įvairiausias virtuvės vietas. Kaip pavyzdys, stalčių su įrankių dėklu, stalčių, kuriame yra indų džiovykla, kiti stalčių komponentai. Elektriniai pakeliamieji mechanizmai ir jų privalumai virtuvėje. Renkantis genialias idėjas virtuvės elektros projektui,
Taip pat svarbu nepamiršti, kad gali būti tiek elektriniai stalčiai, tiek spintelės su elektriniais pakelimais mechanizmais. Kuom šitas dalykas yra pravartus? Įsivaizduokit, kažką gaminat, turit pilnas rankas šiukšlių, norit išmest. Esam dideli tinginiai, tingim rankenėlę valyt, atsidarėm stalčių, išmetėm, toliau neliečiam su nešvariom rankom rankenėlės, uždarėm ir nusiplovėm rankas. Šis mechanizmas gali būti naudojamas ne tik stalčiuose, jis gali būti taip pat naudojamas ir pakabinamuose spintelėse su įvairiais pakelimo mechanizmais. Jeigu nuspręsite, visi šie mechanizmai gali būti komplektuojami kartu su elektriniais uždarimo mechanizmais. Labai svarbu paminėti, kad visiems šiem mechanizmam taip pat yra numatoma elektros vieta ir tą reikėtų padaryti atitinkamai vietai. Įsirengiant virtuvės baldus, konsultuokitės su specialistais ir kartu suprojektuosite savo svajonių virtuvę, išvengdami įsirengimo klaidų. O rezultate turėsite gražius, vienetinius, patogius ir kokybiškus virtuvės baldus.